Čia spuogas yra. Nežinau iš viso ko klausti. Tu čia taip, spontaniškai, kad va, tarsi žmogus nežino. Sveiki. Tai labiausiai savo stichijoje jaučiuosi kurdama, turbūt. Savo stichijoje tai lengviausiai, geriausiai jaučiuosi, kai esu lauke, ore, kur daug erdvės. Ir labai patį vandenį mėgstu. Galiu plaukti ir atrodo, kad nepavargstu. Aš gerai jaučiuosi būdama viena namie. Aš gerai jaučiuosi dirbdama. Oho. Įsimylėti. Oi, nuoširdus labai ir tikras savo poelgiuose, kalboj. Jeigu kalbant apie kažkokius netgi fizinius duomenis, tai turėtų būti kažkokia labai šiltas bendravimas, šilta kalba, netgi tembras, sakyčiau. Svarbiausia, kad žmogus šalia netrukdytų. Kad jisai turėtų pats savo veiklų ir jomis užsiimtų ir būtų šalia manęs tol, kol mums abiems patogu. Žmogų, kuris nekontroliuoja manęs. Nes kontrolės negaliu niekur toleruoti. Tai santykis turėtų būti grįstas pasitikėjimu, laisvė ir žmogus, kuris geba mane priimti tokią. Dabar mano širdis labiausiai turbūt trokšta bendrystės su save gyvenančiais žmonėmis. Laisvės šaukia mano širdis, oro, erdvės. Paprastumo. Mano širdis labiausiai trokšta taikos ir ramybės. Gera sveikata, esi ramus. Stabilus darbas, esi ramus. Stabilus santykiai, esi ramus. Paprasčiausias žodis apibūdinantis šviesą yra tikėjimas. Tikėjimas, kad viskas bus gerai. Labai paprastai tariant, kad yra viltis, kad yra kažkoks vedimas, kad yra pagalba, kad yra kažkas daugiau negu tiek, kiek aš matau akimis, tiek, kiek aš jaučiu kūnu. Tai visa tai yra šviesa. Mano būdas grįžti į šviesą yra mentalinis. Aš tiesiog prisimenu idėjas, kurios man yra šviesios. Kad yra, tarkim, yra Dievas, kad aš esu siela, kad aš niekada nesu apleista, tarkim, šviesos, kad man užtenka prisiminti. Ir man labiausiai padeda tas, kad aš esu laisva rinktis būti tamsiai arba būti šviesiai. Kaip tu manęs klausai, kas šiandien tave pradžiugino ir tą momente, kai aš mačiau, kad visi bendrauja, ten ta šviesa taip. Ir taip ir atsiranda ta šviesa ir aš pajaučiu, kad manyje tarsi prašvinta. Labai paprastas toks jausmas žemiškas, kad, kaip sako, net prašviesėjo akise. Tai vat nuo tų momentų, kai prašviesėjo akise, galim užsikabinti už tos šviesos jausmo. Labai man gražu, kai susijungia tas toks empatijos ir tos ugnies tokia kombinacija. Ir šiaip pajutau, kad labai gera šalia vandens, kai vanduo save jaučia, nes toks yra girdėjimas, toks jausmiškas palaikymas. Ir pas mane pačiai yra antra vandens stichija, tai tarsi jinai man pažįstama šiek tiek, bet taip vis gera, taip kažkaip jaučiuosi ir išgirsta, suprasta. Ir kažkaip ir turiu vietos pasireikšti tarsi. Va toks jausmas.
Aš tik pajutau, kad man labai patiko, kai tarp žmonių, nu, kai visi grupiai buvom ir kai tu prieėjai, nu, vad galvoju, šalia žemė buvo ir kai tu prieėjai, tai taip, o galvoju, va, dabar tiek vietos. Aš pasiūliau. Žemė pasiūlė vandenį. Aš iš tikrųjų nežinau nieko apie stichijas, šitas labai mažai žinau, bet čia būdama 5 puodelį arbatos arba vandens geriu. Na, aš esu be galo laiminga dėl to, kad mano idėja darosi. Darosi mano idėja. Aš naktį ją sugalvojau, vieną naktį atsikėliau. Tada, kaip visada, paskambino Agnei, sakau, bus taip, darysim filmą. Agnė tada užleidžia vandens krioklį ir tada, nu, taip, ai, nu gerai, gal ir nereikia. ir tas filmas dabar darosi ir man toksai, aš esu 9 dangui. Neleidau aš krioklio.